Labas vakaras. Eteryje informacinė laida Vandentvarkos naujienos. Šiandien laidoje matysite, kaip tyriamas jūsų buityje naudojamas vanduo. Didžiausia vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja pietinėje Lietuvos dalyje uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys kiekvieną mėnesį atlieka įvairiausius tyrimus skirtus nustatyti, ar mūsų buityje naudojamas geriamasis vanduo atitinka higienos normas bei geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus. Norėčiau patikinti visus miesto gyventojus, kurie naudoja mūsų įmonės vandenį, kad jo sauga yra labai griežtai rūpinamasi ir jis tikrai yra tinkamas gerti iš čiaupų. Tai yra visapusiškai ištirtas vanduo, jis yra tyrimas pagal iš anksto sudarytas programas, patvirtintas nacionalinės maisto veterinarijos tarnybos suderinta ir pagal tuos programą yra tyrimas. Yra nuolatinė programinė priežiūra, periodinė programinė priežiūra. Periodinė programinė priežiūra apima visas higienos normai numatytas analytės, kurias reikia ištirti. Tai yra mikrobinės analytės, yra toksinės, cheminės, fizikiniai dydžiai tyriami ir vanduo ištiriamas visapusiškai. Tai yra radiacinė sauga, aromatinė angliavandeniliai, halogeninti angliavandeniliai, mikrobinė tarša. Visa tai yra pilnai ištiriama ir turiu pasakyti, kad vandens kokybė yra labai gera. Tikrai Alytaus vandens kokybė atitinka visus higienos normos reikalavimus. Kartą per metus mes pateikėm statistinę ataskaitą maisto veterinariniai tarnybai, jie savo ruoštų tuos duomenys perduoda Europos Sąjungai ir tikrai mes galim užtikrinti, kad vanduo yra saugus, sveikas ir labai geros kokybės. Dažniausiai vieną kartą per mėnesį iš įvairiausių miesto vietų imami mėginiai tyrimams atlikti. Yra numatyta, iš kokių taškų vanduo imamas. Norminiai dokumentai reikalauja, kad tie taškai būtų įrengti vandens tiekimo objekto teritorijoje tolygiai vienodais atstumais. Tai yra sudaryta schema, kurioje pažymėtos vietos, iš kur imami mėginiai, o mes savo ruoštų sudaro mėginių ėmimo grafiką ir pagal tą grafiką vanduo imamas iš darželių, iš mokyklų, imama iš ligoninių, iš maisto pramonės įmonių, tiesiog iš gyventojų namų, iš visų tokių numatytų gal toliausių miesto taškų, tiesiog patikrinti, ar tas vanduo pačius toliausius trasos taškus pasiekė saugus ir sveikas. Ir svarbiausia, kad mes imame ne ten, kur mes tiekiam į namą, bet ten, kur žmogus vartoja maistui. Imamas iš čiaupų. Taigi jo ta kokybė viso mieste tikrinama ten, kur vartojama maistui. Tai turim pasakyti, kad tikrai tas vanduo atitinka visus higienos normos reikalavimus. Nebent po avarijų, po kokių vamzdynų trūkimų, kartais galbūt bėga rudas vanduo, tai čia jau yra kitos problemos, bet paruošto vandens kokybė jinai atitinka. Dabar tą dažnumą pasakyti, atvežamas į laboratoriją per savaitę 3 kartus po 5-7 mėginius iš įvairių vietų, jos nesikartoja, bet per mėnesį laiko mes patikrinam taip daugmaž visus mėginius ir jie yra ištyriami. Nuolatiniai priežiūrai yra reikalaujama, kad būtų tyriama spalva, drumstumas, geležis, nitritai, nitratai, amonis ir šitos pagrindinės savybės pH, elektrinis laidumas, jos yra tyriamos kiekvieną kartą. Pasak uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys laboratorijos vedėjos, vertėtų būti atsargiems ir neužkibti ant apsišaukėlių kabliukų. Nerimą nepagrįstai kelia filtrų pardavėjai užsukę į namus, pasitelkę neaiškius metodus, jie bando gyventojams įsiūlyti pirkti vandens filtrus. Kad pasiektų savo tikslų, jie klaidina vartotojus teiginiais apie neva nekokybišką vandentiekio vandenį. Ten jau yra apgavystė. Mes tyrėm tokį vandenį prieš ateinant jiem ir radom geležies 14 mikrogramų litre, kai leidžiame iki 20, tai pilnai atitiko higienos normą, o jie įmerkė elektrodus, įjungė elektros tinklą, prisodrino tą vandenį tiek geležies, kad po to žmogus atnešęs į mum ištirti, mes radom 21 000 mikrogramų litre. Tai jau yra tikra apgavystė. Tas geležis pradeda drumstis, vanduo paruduoja, žmogus pasibaisi, koks baisus vanduo ir jie tada žmogui siūlo filtrus. Filtrai iš vandens pašalina didžiąją dalį žmogaus sveikatai vertingų mineralinių druskų ir mikroelementų. Tačiau mūsų organizmui šios medžiagos yra gyvybiškai būtinos. Filtruotas vanduo tinka skalbti, praustis ar kitiems komunaliniams poreikiams tenkinti, bet ne maistui gaminti.
Gyventojams kažkokių papildomų įrenginių valyti mūsų vandentiekio vandenį tikrai nereikia, nes paprastai tie visi papildomi įrenginiai tai tik tai demineralizuoja vandenį, o pasaulio organizacijos sveikatos duomenim nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad demineralizuotas vanduo yra sveikesnis žmogaus sveikatai. Kaip tik tie visi mineralai, kurie yra gamtiniam vandenį, jie yra labai naudingi žmogaus sveikatai, nes pirmas kelias demineralizuotas vandenį, tai būtų bėgti į vaistinę pirkti papildus, nes tų papildų, kurie yra gamtiniam vandenį, tokios įvairovės gausybės net nenusipirksim. Tai yra ir kalcis, magnis, geležis, varis, cinkas, daugybė visų mikroelementų, kurie reikalingi ir kaulų struktūrai, ir raumenų, ir kraujotakai. Todėl visiems ir patariu nesusižavėti dabar taip madingais filtrų statymais. Visi gyventojai, kuriems rūpi pasitikrinti savo namuose naudojamą vandenį, gali kreiptis į uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys laboratoriją. Tokie tyrimai mokymo tikslams atliekami ir vienoje iš Alytaus švietimo įstaigų. Tyrimus vykdom jau 7 metai ir tuos rezultatus turim su mokiniais tyriam tą vandenį ir tyriam pagal amerikiečių specialią laboratoriją tinkančią gamtiniam vandeniui tirti ir taip pat buitiniam vandeniui tirti. Tai ta laboratorija vadinasi WaterWorks laboratorija ir mūsų mokiniai būtent pagal tas visas instrukcijas ir daro tyrimus. Dabar gauti tyrimai mūsų būtent buitinis vanduo imamas iš mūsų mokyklos ir taip pat mokiniai gali atsinešti, jeigu gyvena nuosavose namuose ar soduose, vandenį, kurį vartoja maisto gamybai ir maistui. Ir visi tyrimai, kuriuos mes darom, tai yra nustatom rūgštingumą, nustatom geležies kiekį, vario kiekį, vandens kietumą, nustatom fosforo junginių kiekį. Ir visi tyrimai, kuriuos mes atlikom per šitus metus, visi atitiko normas. Visi atlikti tyrimai rodo, jog vanduo iš čiaupo Alytuje yra labai geros kokybės, atitinkantis Lietuvos higienos normos numatytus reikalavimus, keliamus geriamojo vandens saugai ir kokybei. Vanduo tinkamas gerti, nevirintas ir nefiltruotas. Laidos laikas jau baigėsi. Tikimės, jog išgirdote visus atsakymus į rūpimus klausimus. Iki kito karto.